Laikas knygai. Sveiki, su jumis Jurgita Ramanauskienė ir Laikas knygai. Šiandien norėčiau pakalbėti ne apie pačias karščiausias knygų naujienas, bet apie vieną iš skaitymo skatinimo akcijų, o tiksliau apie gurmanišką skaitymą. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga knygų mugės metu paskelbė vertingiausių 2009 metų verstinių knygų septintuką. Pagrindinis Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos kriterijus – knyga turi būti parašyta per pastaruosius 30 metų ir į lietuvių kalbą išversta pirmą kartą. Todėl pirmoji mano dėmesį patraukusi knyga – Semo Sevidžo romanas Firminas – Metropolio Praščioko nuotykiai, kurį išleido leidykla Vaga. Tai ne tik pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstas autoriaus darbas, bet ir bendrai pirmasis, jau beveik 70 metų sulaukusio Semo Sevidžo romanas. Rašytojas 40 mečius rašė ir braukė, taisė ir pildė, metė į šalį ir vėl rašė ir vėl braukė, lygiai grečiai išbandydamas save ir skirtinguose amplua. Nuo Jeilio universiteto dėstytojo iki žvejo ir dviračių mechaniko. Galiausiai Sevidžas sukūrė savo gyvenimo šedevrą ir, kaip skelbė knygos anotacija, nusivylęs, vos neišmetė į šiukšliadėžę. Jau tikrai ačiū jam, kad neišmetė ir šiandien mes galime mėgautis itin šmaikščiu, kupinu juodojo humoro romanu apie knygų skaitymą. Tai istorija mums ir apie mus, skaitantieji klausytojai. Taigi, romanas apie Firminą, alkoholikės motinos knygyno Rūsyje pagimdytą žiurkę. Tarp daugybės godžių brolių bei seserų augęs žiurkinas nuolat kentė alkį, kurio užvaldytas ir pradėjo kramsnoti knygas, pradžioje norėdamas pasisotinti, vėliau išbandyti skirtingų puslapių storių ir spalvų skonius, kol galiausiai išmoko skaityti, o vėliau ir vertinti. Firminas pasakoja. Visada įsivaizdavau, kad mano gyvenimo istorija, jeigu ją rašysiu, prasidės didingomis eilutėmis, galbūt lyriškomis, kaip Nabokovo Lolita mano gyvenimo šviesa, mano strėnų ugnie. O jeigu lyriškomis ir nepavyktų, tai dramatiškiausiamis, kaip Tolstojaus. Visos laimingos šeimos panašios viena į kitą, kiekviena nelaiminga šeima yra nelaiminga savaip. Žmonės atsimena tokius žodžius net pamiršę, apie ką buvo pati knyga. Kalbant apie įžangas, geriausiai mano nuomonė prasideda Fordo Medokso Fordo Geras kareivis. Tai liūdniausia istorija, kokią tik esu girdėjęs. Skaičiau tuziną kartų ir vis tiek jį išverčia mane iš klumpių. Tai prasidėjusi knyga negali neišversti iš klumpių. Žiurkinas Firminas savo skaitytojų iš karto užduoda toną. Šmaikštų ir ironišką, tačiau kartu intelektualų ir alegorišką. Firmino istorijos skaitytojas tarsi pats paverčiamas žiurke kartu su herojumi Metropolio Praščioku, landžiojančiu po jo gyvenamą knygyną. Šiukštu negalite atsilikti nuo žiurkės erudito. Knygoje išties nemažai įvairiausių autorių knygų citatų ir biografinių aliuzijų. Firminas su jumis kalbasi kaip lygus su lygiu. Ir jam visai nesvarbu, jog jūs 24 valandų per parą nepraleidžiate knygyne, kad ir kaip to norėtumėte. Pasak literatūrologės Jurgos Katkuvienės, Firminas nuo kitų 6 sąrašo knygų skiriasi tuo, jog tai lengvesnio kalibro knyga. Tačiau kartu nuostabi istorija knygų žiurkėms apie knygų žiurkę. Abejojantiems siūlau pasimėgauti dar vieną knygos ištrauką. Apniktas. Įdomus žodis. Normalų žmonės neapninka. Negalėtų apnikti net bandydami. Niekas negali apnikti. Išskyrus blusas, žiurkės ir žydus. Jau jeigu apnikai kažką, tai pats prašaisi bėdos. Vieną dieną aš nekučiavausi bare su tokiu žmogumi, kuris pasiteiravo, kuo aš gyvenime užsiimu. Atsakiau, apninku. Maniau nuskambės ironiškai, bet jis nepagavo. Pagalvojo, kad bankininkų ir ėmė kaulyti patarimo, kur jam dėti savo pinigus. Taigi patariau investuoti į statybas. Subingalvis. Ironiška? Taigi ir mane labai nustebino tokia teisinga žiurkės gyvenimo patirtis.